Sveiki visi komunikacijos fakulteto studentai. Po 2 mėnesių pertraukos grįžtame su nauju videoblogu. Šiame videobloge pamatysite naujienas iš susitikimų su bakalaurais, taipogi video medžiagą iš išvažiuojamųjų mokymų bei svečių susirinkimų. Tad likite kartu ir sužinosite daug naujo. Šiais metais vietiniai mokymai vyko kovo 9 dieną didingajame MKIC, kuriuos vedė Lipsa mokymų komandos narys Nerijus Lisauskas, o jų tema – kūrybiškumas. Kiekvienas atstovybininkas nagrinėjo Edward de Bono 6 kepurių metodą ir sužinojo įvairiausių dalykų apie kūrybinį mąstymą bei kūrybiškumo etapus, o po teorinių paskaitėlių teko ir kiekvienam prisiliesti prie praktinių užduočių. Valdytos įvairios kūrybinės grupės, kurtos originalios idėjos, buvo organizuotas renginys bei bandyta pasiekti kuo mažiau šablonišką savo darbų rezultatą. Jūs paklausite, kaip galima to išmokti? To paklausti galime pačių dalyvavusių atstovybininkų, ar patiems pavyko pritaikyti mokymuose įgytą patirtį. Ką veikėte mokymų metu ir kokios buvo praktinės užduotys? Mokymų metu kūrėme renginį, naudodami 6 kepurių metodą ir pasisėmėme kūrybiškų idėjų. Taip pat žaidėm grinai kūrybos tokį žaidimą, reikėjo pastatyti kuo aukštesnį darinį iš bet ko, ką turėjom. Tai šios užduoties metu aš tapau kuratė. Jo, nes buvo grinai kūrybinė užduotis ir užlipau iki MKICO lubų viršaus. O mūsų pagrindinis klausimas būtų, ko jūs išmokote iš Lipsa vedamų kūrybiškumo mokymų? Bendradarbiavimo. Susiklausimo. Stengiamės galvoti išėję iš savo komforto zonos. Out of the box. Tiesiog. Ir buvo labai smagu, iš tikrųjų patobulinom savo kaip komandos darbo patirtį. Pasisėmėm idėjų įvairiausių tolimesniai KFCS veikloj. Ir tikimės pritaikyti viską. Viskas. Balandžio 12-14 dienomis vyko VUSA-KF pavasario išvažiuojamieji mokymai, kurių tema buvo VUSA-KF narių kompetencijos kėlimas. Pirmąją mokymų dieną nieko nelaukė, iškart visi kibo į darbus, analizavo studijų nuostatus. Pradžioje studentų atstovybės nariai tingiai žiūrėjo iš reikalą, įpusėjus paskaitėlėms įsitraukė į darbą ir uoliai skaitė kiekvieną nuostatą, bei mintyse galvojo klausimus buvusiam VUSA akademinės srities koordinatoriui Davidui Anusui. Visą antrą mokymų dieną užsiėmimus vedė VUSA-KF senbuvis 4-kursis Aurimas Bružas. Drauge su juo buvo analizuojamos vidinės atstovybės situacijos, tirta VUSA-KF aplinka Spider Gap metodu. Šio tyrimo metu buvo išsikelta daugybė tikslų ir darbų, kuriuos kiekvienas dalyvavęs apsiėmė atlikti. Keli iš jų – pliusų minusų lentos perkūrimas, Fuchsų apklausos kūrimas, LSP atmintinės paruošimas, magistrų atstovų išrinkimas, vietinių protokolų registravimas, vietinių situacijų mokymai ir dar daugybė kitų darbelių. O po įtemptos ir darbingos dienos vakarop visi žaidė komandinius žaidimus, vedamus Gabrielės Cegelytės ir Algirdo Dvariono. Juk kaipgi mokymai, studentų susibūrimas be žaidimų, kurie suartina komandą. Ir dieną užbaigė TEDx filmukų peržiūra bei diskusija, arba labiau pasikalbėjimai kartu su pirmininkė Justina Stiblyte. Na ir sekmadienio rytą visi pasiskirstė naujai sugalvotus darbus Spider Gap analizės metu ir nusistatė, per kiek laiko juos įgyvendins, atsisveikino ir žgužėjo gal į realybę. Kiekvienas grįžęs po tokio išskirtinio savaitgalio su nostalgija bei užsidegimu kibo į darbus ir pradėjo veikti paskirtas užduotis. Taigi pavasarį išvažiuojamieji mokymai studentų atstovams buvo itin naudingi ir efektyvūs, nes gautas žinias jie jau pritaiko atstovybės veikloje. Pavasaris kiekvienam atnešė daugybę įdomios informacijos, neužmirštamos ir tikrai vertos pasidalinti patirties. Tikimės, kad ir likusios mokslo metų dienos bus tokias pat produktyvios, kūrybingos, linksmos ir neįkainojamos. Tad iki kito susitikimo, mieli draugai, visada jūsų VUSA-KF.